Labas vakaras. Kviečiu žiūrėti aktualių laidą Tautos mandatas. Aš Neringa Trinkaitė, o mano pašnekovas socialdemokratas, Seimo narys Andrius Šedžius. Sveiki. Labas vakaras. Na ir savo laidas paprastai pradedame nuo šiauliečių kreipimusi į jūs ir jūs sulaukėte jau sunerimusių net miesto savivaldybės darbuotojų. Kokios problemos juos kamuoja? Na, iš tiesų, mane jau apėmė ir toks didelis nerimas dėl žmonių, kurie dirba Šiaulių miesto savivaldybėje, kurie dirba valstybinėse įstaigose, nes žmonės įbauginti jaučia didžiulį tiek psichologinį spaudimą, tiek tiesioginį, spaudimą iš savo įstaigų vadovų. O kas keisčiausia, tai labai keista, kodėl darbo inspekcija tyli. Ir visiškai nėra jokių, nei iš darbo inspekcijos pareiškimų, nei kreipimusi ir panašiai. Į mane kreipėsi Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojai, kurie yra verčiami eiti priverstinių atostogų, neapmokamų atostogų. Ir juos verčia ne kas kitas, kaip administracijos direktorius Vladas Damulevičius. Privačioj įstaigoje, jeigu darytum spaudimą žmogui ir verstum eiti neapmokamų atostogų, tuo atliektų darbo inspekcija, surašytų aktą, būtų atitinkamai nubaustas vadovas ir įmonė ir panašiai. Šiuo atveju valstybinėm įstaigom šis įstatymas lyg tai negalioja. Gaunas toks dviprasmenis, įstatymų supratimas ir lyg tai, tokia neteisybė. Nes tie žmonės, kurie atsisako eiti neapmokamų atostogų, jie yra persekiojami, jiems yra grasinama atestacijom ir panašiais dalykais. Visų pirma, tai žmogus yra verčiamas, jam yra daromas psichologinis spaudimas. Visų antra, ką reiškia neapmokamų atostogų. Šiandieną norėjau pasidomėti ir skambinausi į savivaldybę, pasirodo savivaldybės direktorius administracijos atostogauja. Tai kyla klausimas, tai kas tada dirba savivaldybėje, jeigu tokiu sunkiu momentu kaip dabar, kada reikia būtent dirbti, savivaldybės direktorius tiesiog pasiėmęs atostogas savo lengva ranka atostogauja. Na ir pats baisiausias dalykas, kuris mane papiktino, ir aš tikrai kreipsiuosi ir į švietimo ministeriją, ir į ministrą pirmininką, su prašymu išsiaiškinti, kaip taip gali būti, kad mokytojai, kurie iš tikrųjų gyvena ne pačius geriausius laikus ir atlyginimai tikrai nėra tokie dideli ir įspūdingi, kokių jie tikėjosi, tačiau taip pat verčiami eiti neapmokamų atostogų, o sutaupytų lėšų sąskaitą direktoriam buvo išmokėti priedai 2 milijonai litų. Kada pasidomėjau, kiek gauna mokyklos direktorius atlyginimą, pasirodo jo atlyginimas su priedais 8,5 tūkstančio litų. Tai iš tiesų man keista, kodėl žmonės, puldami Seimo narius, kad jie lyg tai liebauja ir visos televizijos per įvairias laidas nacionalinės rodo, kaip Seimo nariai gerai gyvena ir koks jų yra didelis atlyginimas, nors Seimo nario atlyginimas yra apie 6 tūkstančius litų, pasirodo, direktoriai mokyklų gali uždirbti daug daugiau ir niekam nekrinta į akis. Iš tiesų, aš ne dėl to kalbu, kad man gaila, kad žmogus daug uždirba, tegul uždirba visi, bet negalima tokiu būdu, tokiu, sakyčiau, neteisingų būdu, kada mokytojai yra verčiami mėnesį laiko per metus eiti neapmokamų atostogų, o jų sąskaita mokyklų vadovai išsimoka savo priedus ir tokius didžiulius atlyginimus. Iš tiesų šitie dalykai netelpa į jokius nei sąmonės, nei padorumo, nei sąžinės rėmus ir jie yra netoleruotini ir reikia tai išsiaiškinti. Tai aš savo ruoštų tikrai pasiruošęs nesustoti ir išsiaiškinti, kokiu pagrindu buvo tai daroma ir yra tai daroma dabar. Na ir nežinau, mokytojai taip pat yra įbauginti, bijo prarasti darbą ir retas, kuris pasipriešina tam
reiškia, spaudimui eiti neapmokamų atostogų. Aš įsivaizduoju, kaip mokytojui reikia pasakyti savo šeimai, savo vaikams, kad na, vat, aš mėnesį laiko, reiškia, būsiu namie, negausiu už tai atlyginimo ir jūs mėnesį laiko turėtumėt nevalgyti. Tai vis tiek gyvenimas tai nesustoja, žmogui reikia ir gyventi, ir šeimą išlaikyti, ir namus išlaikyti, ir mokesčius susimokėti. Tai tokie dalykai tikrai neturėtų būti toleruojami. Na ir aš manau, kad tikrai artimiausių metų galėsiu pateikti tiem žmonėms, kurie į mane kreipiasi, tiem mokytojam, savo išvadas gautas išvadas apie atliktą tyrimą ir manau, kad šitas procesas turi būti sustabdytas. Na tai pirmiausia, džiugu, kad jūs to klausimo nepaliekat ir imsitės spręsti. Jūs padėjote turgaus prekeiviams dėl mokesčių mažinimo, ar ne? Kaip ten buvo? Na, iš tiesų, praeitą savaitę, ketvirtadienį vyko uždaras turgaus valdybos posėdis. Aš asmeniškai kreipiausi į visus valdybos narius, į miesto merą, į administracijos direktorių. Ir šiuo atveju tikrai norėčiau jiem padėkoti už supratimą, nes turgaus prekeiviai tikrai išgyvena ne pačius geriausius laikus ir ne tik turgaus prekeiviai, aplamai verslininkai, kurie prekiauja tiek nuomuotose patalpose, tiek prekybos centruose, tiek ir turguje. Ir žmonių perkamoji galia yra sumažėjusi dėl didelio nedarbo, dėl mažėjančių atlyginimų, dėl sumažėjusio vartojimo ir iš tiesų yra labai stipriai pastebima, kad mieste stipriai mažėja nuomos kainos prekybinių plotų, prekybos centrai mažina nuomos kainas, tačiau turguje tokių liktai nebuvo pastebėta veiksmų. Todėl aš tikrai džiaugiuosi, kad man pavyko pasikalbėti ir rasti kompromisą su miesto valdžia, su Šiaulių Pabalių turgus įmonės vadovu ir valdyba nusprendė visiems sumažinti mokestį 10%, o kai kuriems prekybininkams priklausomai nuo prekybos vietos iki 28%. Aišku, tiem prekybininkam, kurie turi didelius plotus, lyg tai tas antras mažinimas ir nepalėtė jų ir jie iš tiesų pasipiktinė ir buvo atėję į priimamąjį vėl ir vėl kreipėsi. Tačiau, kad ir nedidelė pergalė, kad ir 10%, bet tai yra pergalė ir jie reikėtų pasidžiaugti. Ir manau, kad ir ateityje miesto vadovai tikrai atkreips dėmesį į susidariusią situaciją ir dar kartą priims panašų sprendimą ir mokestis bus sumažintas, tuo labiau, kad artėja vasara ir toks metas, kada tikrai turguje išgyventi prekeiviams būtų labai sunku.